Brangieji, šiandien mes minime trijų karalių, trijų išminčių kelionę ir aplankymą išganytojo. Jie to nebūtų padarę, jei nebūtų savo kelionės suplanavę, nebūtų turėję to ypatingo tikslo, nes kelionė iš tiesų buvo labai sunki. Tai ne šiais laikais sėdi, 3 valandas praktiškai gali būti kitame pasaulio krašte. Praėjusį sekmadienį mes kalbėjome apie tai, kaip svarbu susikalibruoti su savo tikslus, su Dievo valia, jo planu mūsų gyvenime. Greičiausiai ir vėl pridalinome pažadų ateinantiems metams, nepagalvoję. Ir apie mūsų sveikatą, ir kad sportuosime, ir apie santykius, ir kad pinigėlių taupysime, ir apie šeimą, apie karjerą, ir apie dvasinį gyvenimą. Nespėliokime, kokių pažadų davėme, geriau pamastykime, kiek mūsų naujametiniai pažadai atspindi Dievo pažadus mums. Ar mūsų tikslai sutampa su jo valia ir jo planais mūsų gyvenime. Šiandien dar galėsime pakoreguoti savo naujametinius pažadus. Todėl prisiminkime Abraomo istoriją. Dievas pažadėjo jam: padarysiu iš tavęs didelę tautą ir palaiminsiu tave, išaukštinsiu tavo vardą ir tu būsi palaimintas. Abraomas buvo pašauktas ne tik tikėti šiuo pažadu, bet ir gyventi pagal jį, keliauti į nežinomą šalį, pasitikint Dievo vedimu. Kartais Dievas mums duoda, rodos, neįveikiamas užduotis, bet tuo pačiu jis mus užtikrina, kad bus su mumis. Dievas pažadėjo Mozei: aš būsiu su tavimi, kai jis buvo pašauktas išvesti Izraelio tautą iš Egipto vergovės. Mozė, jausdamasis nepakankamai geras šiai misijai, iš pradžių dvejojo, tačiau galiausiai pasitikėjo Dievu. Dažnai mūsų pažadai būna lengvabūdiški. Mes juos lengva ranka duodame ir taip pat lengvai mes juos atsiimame. Jie taip ir lieka neįgyvendinti, nes bijome nesėkmės arba manome, kad neturime pakankamai jėgų. Tačiau Dievo pažadas būti su mumis suteikia drąsos siekti tikslų, kurie gali atrodyti didesni už mus pačius. Naujametinis pažadas įkvėptas šios istorijos galėtų būti: aš nugalėsiu savo baimės ir sieksiu atlikti darbus, kurie neša Dievo šlovę, pasitikėdamas, kad jis bus su manimi. O dabar prisiminkime Jozuę, kuriam teko tikrai mažesni išbandymai už Mozę. Kai Jozuė perėmė vadovavimą Izraelio tautai, Dievas jam tarė: nebijok ir nenusigąsk, nes viešpats tavo Dievas yra su tavimi, kur tik tu eisi. Šis pažadas Jozuė įkvėpė ne tik vesti tautai pažadėtą žemę, bet ir gyventi pagal Dievo įstatymus. Paklauskime savęs, ar mūsų tikslai remiasi tuo, kas teisinga ir dora Dievo akyse? Jozuės pavyzdys kviečia mus įsipareigoti tikslams, kurie skatina ne tik asmeninį augimą, bet ir Dievo valios vykdymą. Pavyzdžiui, naujametinis pažadas galėtų būti: aš sieksiu gyventi drąsiai ir teisingai vadovaudamasis Dievo žodžiu. Abraomas, Mozė ir Jozuė buvo pasirengę aukoti savo patogumą dėl Dievo plano. Ar mes galime padaryti tą patį, kurdami savo tikslus? Apaštalas Paulius ragina mus laiške romiečiams: ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Tai primena mums, kad tikrasis pokytis prasideda širdyje ir mintyse, o ne vien išorinėse mūsų pastangose. Naujajame testamente Dievo pažadai pasiekė savo pilnatvę per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Vienas iš nuostabiausių jo pažadų yra šis: ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu.
Dievo pažadai nėra grindžiami vien mūsų pastangomis. Dievo pažadai grindžiami jo auka, malonė ir meilė mums. Net kai mūsų pažadai prasilenkia su veiksmais, jis lieka ištikimas savo pažadams. Pamenate apaštalą Petrą? Po to, kai Petras 3 kartus išsigynė Jėzaus, jis patyrė gilų viešpaties gailestį. Tačiau Jėzus vėliau jam suteikė ir naują misiją. Jis sakė, ganyk mano avis. Šis pažadas rodė, kad Dievas ne tik atleidžia, bet ir atkuria mūsų gyvenimus, suteikdamas naują tikslą. Jei jaučiamės, kad per praėjusius metus nepasiekėme savo tikslų ar nuvylėme save, galime pasitikėti Dievo malonę ir pradėti iš naujo. Todėl naujametinis pažadas galėtų būti: aš atnaujinsiu savo tikėjimą ir tarnavimą viešpačiui, nes jis man atleidžia ir suteikia naują pradžią. Prisiminkime ir apaštalą Paulių. Apaštalas Paulius daug kentėjęs dėl Evangelijos skelbimo. Rašė 2 laiške Timotiejui. Dėl šios priežasties aš ir kenčiu tuos vargus, bet nesigėdėjau. Nežinau, kuo įtikėjau ir esu tikras, kad jis gali išlaikyti man patikėtą turtą iki anos dienos. Paulius gyveno neabejodamas, kad Dievas ištikimai vykdys savo pažadus. Dievo pažadai kviečia ir mus siekti amžinų dalykų, pavyzdžiui, ugdyti tikėjimą, skelbti Evangeliją ir padėti kitiems. Naujametinis pažadas galėtų būti: aš sieksiu gyventi tikėjimu ir dalintis Dievo meilę su kitais. Dar vienas pasakojimas, kuris šiandien kviečia mus peržiūrėti savo tikslus ir paklausti savęs, ar jie skatina mus skirti daugiau laiko Dievo pažinimui. Galbūt mūsų pažadas galėtų būti: aš kasdien skirsiu laiko maldai ir Dievo žodžio skaitimui, kad augčiau tikėjime. Kai Jėzus apsilankė Mortos ir Marijos namuose, Marija pasirinko sėdėti prie viešpaties kojų ir klausytis jo žodžio. Jėzus sakė: reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Ir pamąstėme, ką pažadėjau savo šiandien? Ar šie pažadai padės man augti tikėjime, meilėje ir tarnystėje? Ar mano tikslai atspindi Dievo pažadus? Dievas kviečia mus į bendrystę su juo ir jo žmonėmis. Ar mano pažadai tarnauja šiam tikslui? Kaip galiu patikėti savo planus Dievui? Dovydas rašė: pavesk savo kelią viešpačiui, pasitikėk juo ir jis veiks. Mūsų tikslai taps prasmingi tik tuomet, kai patikėsime juos Dievo rankoms. Mūsų pažadai turėtų būti ne tik tais savanaudiški ar skirti trumpalaikiam pasitenkinimui, bet turėtų liudyti mūsų tikėjimą Dievu ir norą augti jo malonėje. Dievas yra ištikimas savo pažadams. Jis niekada mūsų neapleis ir nepaliks. Tad ir mes pradėję naujus metus įsipareigokime siekti tikslų, kurie derėtų su jo meile ir planais mūsų gyvenime. Amen. Taip tebūna.